kai norisi pagirti vaiką ir jis ateina su tam tikru padarytu darbeliu, piešiniu, iškeptų pyragų, sudėliotų lego, nesvarbu, ateina su kokiu darbeliu padarytu ir sako, mama, žiūrėk. Ir jums ką norisi padaryti, tai aišku, pagirti, pasakyti, wow, kaip gražu, kaip man patinka, wow, Ir aš rodau geras ryškės emocijas, koks tas piešinys nuostabus. Ir be abejo, tai norisi, kad vaikas pasitikėtų savimi, bet čia tai aš šiek tiek sustoti ir pirmiausiai visgi paklausti, o kaip tu jautiesi nupiešęs šitą piešinį? Kokios pas tave emocijos kilo, kai tu piešiai šitą piešinį, kokios pas tave idėjos dar kilo, nesvarbu kūrybinės, tiesiog emocijos, tiesiog koncentruojamės, klausime, kaip vaikas jautėsi, darydamas tą ar aną darbą. Tokiu būdu mes fiksuojam ir kuriam tą įprotį, neieškoti patvirtinimų pas Birutę, pas Petrą ar tiesiog išorėje, bet aš padariau ir kaip aš jaučiuosi, tai yra numeris 1, o tik tai vėliau, ką mano kiti.